Sveiki, sveiki. Išėjau į mišką pagrybauti, bet grybus rinksiu visai ne valgymui, o eksperimentui. Tiesiog dabar, kadangi dar visi yra grybų sezonas ir miške galima rasti vieną kitą grybą, nors jau spalio mėnesis, tai aš nusprendžiau pasiieškoti musmirių. Ir žinokit, visai ne gydymo tikslais, nors jos dabar yra ant bangos, kas valgo, kas netingi. Tik aišku, tą daryti reikėtų labai atsargiai, mikrodozėmis ir tikrai ne kąsniais ir ne visą kepurėlę. Uodai dar puola. Tai ką aš veiksiu su musmire? Aš darysiu eksperimentą, ar musės tikrai žūsta nuo musmirių. Kaip ir sako pavadinimas, musmirė, musė mirė. Tai pagal šitą logiką musės turėtų nusinuodyti musmirę ir numirti. Žiaurus eksperimentas, bet neapsimeskim, kad tų musių nėra. Jų yra, atsiranda namuose, ypač pas visokius ūkininkus, kur turi visokių, perdirba vaisius, vaisių juosteles daro ir visa kita, yra tų musių. Tik tiek, kad šiais laikais žmonės dažniausiai naudoja lipnią juostą, tokią specialią lipnią juostelę, prie kurių musės prikimba. O kaip anksčiau senoviai žmonės kovojo su tomis musėmis, tai vienas iš būdų buvo tiesiog pasitelkiant miško grybą musmirę, tą raudonąją musmirę su taškiukais, ir ją vienu ar kitu būdu apdirbdavo ir pastatydavo ant palangės. Dažniausiai būdavo tokie metodai. Pirmiausia, būdavo paimamas musmirės, nuskinama musmirė, nuimamas kotelis ir kepurėlė būdavo arba sutrinama ir sumaišoma su pienu, arba kepurėlė būdavo šiek tiek pakaitinama, kad išsiskirtų sultis ir tada sumaišoma su pienu. Pačią kepurėlę galima sutrinti arba galima tiesiog netrinti, įvairius būdus galima išbandyti, galima kaitinti, galima nekaitinti. Aš skaičiau vieną mokslinį eksperimentą, tikrai mokslinį, čia yra ne pseudomokslas, buvo ištirta, kad veikia iboteno rūgštis esanti musmirėse. Aš galbūt įkelsiu nuorodą to mokslinio straipsnio. Ir tiesiog buvo atliktas bandymas Slovėnijoje iš įvairių bobučių, iš močiučių, iš senolių, pasiklausus, kaip marindavo anksčiau muses su musmirėmis. Tiesiog jie papasakodavo įvairius metodus. Aišku, daug žinių jau yra ir nuplaukę, kadangi niekas praktiškai nebenaudoja šito metodo, bet kažkas yra išlikę ir iš tų nuotrupų mes pabandysime kažkokį tai eksperimentą padaryti. Tai aš greičiausiai tiesiog vieną musmirės kepurėlę įmerksiu į pieną tiesiog, kitą musmirės kepurėlę sutrinsiu, šiek tiek gal taip apmalsiu, sutrinsiu ir sumaišysiu su pienu. O trečią kepurėlę greičiausiai pakaitinsiu šiek tiek, kad išsiskirtų sultis musmirės ir tada sumaišysiu su pienu. Reikia dėti jas į indelius, nes tiesiog skystis pienas, kad neprisivarvintų ten paskui. Ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Aš iš pradžių galvojau pastatyti, uodai labai puola. Aš iš pradžių galvojau pastatyti tuos indelius kažkur tai lauke, ten kur daug musių, kadangi obuoliai krenta nuo obelų ir ten būna labai daug musių. Bet yra vienas dalykas, yra vienas bet. Kadangi tos musmirės maišomos su pienu, žinote, kas labai mėgsta pieną. Pieną labai mėgsta katytės. O mes turim 4 dabar katinus. Tai įsivaizduokit, kas gali nutikti, jeigu aš pastatysiu tuos indelius kažkur tai lauke su pienu, atrodys labai skaniai jiems, su musmirėmis jie sulaks ir žinokit, gali katinėliams labai negerai pasibaigti. Aš skaičiau ir vieną istoriją, kad moteris namuose berods irgi buvo padarius tokį kaip musių marinimo
metodą su tom musmirėm ir įdėjus indelį įpylė pieno, katinėlis išlakė ir nebeatsikėlė. Tai tiesiog su šituo eksperimentu labai atsargiai darykite ten, kur nepasieks vaikai. Jeigu darysite, aš iš tikrųjų nesiūlau jo daryti, bet aš kadangi esu truputėlį tokia ekstremalė ir mėgstu kažkokius išbandymus ir eksperimentuoti pati, tai aš išbandysiu už jūs, ar veikia šitas metodas ar ne. Taip, ką dar reikia žinoti, kodėl yra dedama į pieną musmirė. Visų pirma, todėl, kad ta iboteno rūgštis, jinai yra tirpi vandenyje, tai tuo pačiu ir piene. Kažkodėl dėdavo į pieną, nors realiai tame mokslinėme straipsnėje rašoma, kad iš tikrųjų turėtų veikti panašiai tiek vanduo, tiek ir pienas. Bet aš darysiu tradiciniu metodu į pieną. Galima įdėti šiek tiek ir cukraus, tada musės dar labiau supuola, joms kvepia ta iboteninė rūgštis, jas vilioja ir tada tiesiog jos atskrenda pasigardžiuoti tuo pienu ir apsvaigsta, įkrenta į tą pieną ir numiršta. Tiesiog jas vilioja tas kvapas iboteno rūgšties. Ir tie turtingesnieji žmonės, jie anksčiau įdėdavo cukraus. Turim suprasti, kad ne visi anksčiau turėdavo to cukraus. Čia būdavo vos ne tokia prabangos prekė, netgi tai būtų galima pasakyti. Ir tie, kas turėdavo, tie įdėdavo, kas neturėdavo, tie ir nedėdavo. Galite suprasti, kad jeigu cukrus, pavyzdžiui, labai brangus, tai jūs jo tikrai nedalinsite kažkur į vieną ar į kitą šoną musėms. Tai galim suprasti, kodėl kai kada būdavo dedamas tas cukrus, kai kada ne. Jis nebūdavo toks pigus kaip šiais laikais. Tai va, aš pasistengsiu cukraus nedėti, pažiūrėsiu, ar veikia be cukraus. Tiesiog tokius 3 metodus pabandysiu. Ir ką, ir dabar pasimsiu porą musmiryčių. Čia šiaip netaip radau, pravaikščiojau mišką, kažkaip dabar jau labai tų grybų sumažėja, gal ir grybautojai prasėja. Tai va, radau porą musmiryčių ir pabandysim. Va, čia mūsų gražuolės musmirytės, va, su baltais taškiukais ir čia, va, musmirytė. Ir čia. Aš vis galvojau, kodėl musmirė vadinasi musmirė. Turėtų būti kažkur ta logika. Tai vis dėlto tai yra ne šiaip sau, anksčiau tikrai naudojo musmirės pagal tą pavadinimą viskas atitinka, naudodavo musėms naikinti. Dar tiesa apie cukrų, tai kodėl dėdavo tą cukrų, tai turbūt suprantate, kad musės traukia visokie saldus dalykai, ypač jeigu kvepia dar, tai dar saldus kvepiantis pienelis, tai joms iš viso čia pasaka, rojus. Dar turiu pasakyti, kad tokios vietos labai, kad būtų daug musių patalpoj pas mūsų Vaidų sodyboje nėra, bet palėpėje aš ten girdėjau porą musių zvimbė, tai tiesiog pabandysiu ten padėti ir žiūrėsiu, ar kas nors atskris ar neatskris. Tai dabar va, susirinksim tas musmirytės, va, su sijonėliu, kaip priklauso, va. Iš tikrųjų, tokia raudonoji musmirė, jinai nėra pats pavojingiausias grybas, kaip yra pristatoma, kad tai yra žiauriai nuodingas ten grybas. Nėra jis labai nuodingas, ten netgi daug kartų nuvirus galima net bandyti valgyti, bet tikrai to nesiūlau daryti. Bet labiau jis yra gal toks haliucinogeninis, kuris, čia kažkas dar tokia jau sutrinėjus labai galva, kuris tiesiog gali jūs nunešti į kažkokį sapnų pasaulį. Aišku, padauginus tikrai simptomai gali būti negeri, girdėjau čia atvejai, kad ir į komą žmogus pateko, bet taip, kad mirtinai, nežinau, kiek jų reikėtų suvalgyti, kad mirtinai nusinuodytumėt. Bet tikrai nesiūlau vartoti, o ypač žaliosios musmirės. Žalioji yra vienas nuodingiausių Lietuvos grybų.
ir jau jos paragavus tikrai nuskrisite ne tik į sapnų pasaulį, bet pateksite į rojų. Na arba pragarą pagal nuopelnus. Va, matom, čia jau vos neužvirė tos sultys išsiskyrusios. Tai dabar tiesiog ant šito dalyko užpilsiu pienelio. Na, aš ten kiek skaičiau, tai padėdavo tiesiog ant karštos skardos, šiek tiek pakaitindavo, kol išsiskirdavo sultis ir tada užpildavo pienu. Na, va, užteks gal. Gerai, dabar nunešim musėms. Na va, aš jau palėpėje. Kaip matot, čia yra šiek tiek tų musių galima surasti, nes čia taip šilčiau šiek tiek. Na, kokios gal 7 iki 10 čia turėtų būti tų musių. Ir gal jos sugebės užuosti ibotenino rūgštį, kuri yra čia ant žemės. Tai yra, va, padėjau tos 3 dubenėlius. Pirmame yra tiesiog musmirės kepurėlė įmerkta į pieną. Antroje yra sutrinta, sumalta musmirė su pienu. O trečiame yra pakepinta, išsiskyręs sultis musmirių kepurėlių ir užpilta pienu. Žinokit, iš tikrųjų pasakysiu, kad kvapas tikrai neblogas, netgi šiek tiek neša į karamelės kvapą. Tai turėtų joms patikti. Tai va, paliksiu šitos čia, dabar yra vakaras. Ateisiu dar vėlai vakare patikrinti, ar kuri nors musė atsigėrė jau šito skysčio. O paskui, jeigu nieko nebus, tai patikrinsiu dar rytoj. Tai va, dabar paliekam, musių yra ir pasižiūrėsim, kaip viskas vyksta toliau. Sveiki, atėjau patikrinti kitą dieną, vakare dar buvau užėjusi, nieko nebuvo. Tai dabar nusprendžiau užeiti kitą dieną ir patikrinti, ar yra bent viena musė. Ir mano nusivylimui musių
aš čia nematau. Labai norėjau, kad bent viena būtų buvus čia musė, bet kažkodėl jos čia neatsirado. Va, čia buvo tokia gana keista masė kitą dieną. Aš jau truputį pamaišiau, kažkokia kaip ir plėvelė užsidėjo, na, bet dėl pieno gal sureagavo su musmire. Tokia va košė ir aš čia musių nemačiau dėja. Ir trečiam variante netgi, kur pakaitinta, aš musių neradau. Iš tikrųjų, bet aš negirdžiu ir šiaip skraidančių tų musių, tai man įdomu, kur jos visos pasislepia. Tai va, nu, iš tikrųjų, labai gaila, kad nieko nepavyko, bet, kaip pasakyt, nulinis rezultatas irgi yra rezultatas. Ir nežinau, gal aš kažką netai padariau. Galite jūs parašyti savo pastebėjimus, galbūt čia per šalta to musėm, gal jos, kai šalta, nežinau, nelabai lenda prie tokių dalykų. Tai jeigu žinot, ką aš netai padariau, tai parašykite. Galbūt savo pastebėjimų kažkokių turite apie šitą eksperimentą. Na, o jeigu sužinosiu, kad kažkaip kitaip reikėjo padaryti šitą eksperimentą, tai gal kitais metais tada aš jį vėl pakartosiu. Gal labiau kažkur į vasaros antrą pusę, kai šilčiau bus. Pabandysiu kur nors ant palangės padėti, nes anksčiau dėdavom ant palangių lygtais. Tai va, šiam kartui būtų tiek ir lauksiu jūsų pastebėjimų komentaruose. Parašykite, kaip jūsų močiutės ar seneliai ar dar kas nors gaudydavo musės. Ir ar jie bandė tai daryti su musmirėmis. Man bus labai įdomu sužinoti. Tai šiam kartui tada tiek. Iki.